Birutė, nuo pradžių, kokios nuotaikos? Tai iš vienos pusės nuotaikos yra liūdnos, niūrios ir gal yra labai pikta. Labai daug pykčio, man atrodo, žurnalistų bendruomeniai šiuo metu yra, nes kai tu pasižiūri Seimo komiteto posėdžius, tai tai yra absoliutus farsas, pasityčiojimas apskritai iš teisėkūros įstatymų leidybos yra grubus antidemokratinis veikimas, jau ten nebesuskaičiuosi, kiek jie procedūrų pažeidė per šitas dienas, nes tikslas yra vienas, iki Kalėdų žūtbūt priimti įstatymą, kuris leistų pakeisti, perimti LRT kontrolę, sakykime taip. Tai čia Seimo pusė ir aš žinau, kad šiandien jie nusiteikia posėdžiauti netgi per naktį, tai gal bus pirmas atvejis toks Lietuvos istorijai po 91 metų, kai jie gali posėdžiauti net iki 6 ryto tam, kad priimtų tokį įstatymą, kuris nėra niekaip prioritetas. Girdėjom, kad čia balionų klausimą išmetė iš darbotvarkės ir per naktį sėdės dėl LRT politizavimo įstatymo. Tai yra tiesiog neįtikėtina, ką jie dabar daro. Tai iš vienos pusės nuotaikos yra va tokios stebint tą tokį veikimą. Bet iš kitos pusės dabar praėjau po nepriklausomybės aikštę, jau dega laužai, matosi, kaip žmonės jau pradėjo burtis aplink juos. Prie prezidentūros yra nuostabi akcija, nuostabiai atrodanti tokie bestuburiai, dideli žmogeliukai, kurie plaikstosi visas pusės. Mačiau, daug žmonių darosi nuotraukas ir taip toliau. Tai man atrodo, kad, reikia kažkokios šviesos, kurie galėtų išsklaidyti tokią kažkokią proto tamsą tiesiog užėjusi. Aš nežinau, kas nutiko socialdemokratam, bet kažkas tikrai nutiko. Prieš tai buvęs Lauras Lučiūnas mestelėjo mintį apie degančias padangas. Smurto tame nėra, bet jau atsiranda kvapas. Atsiranda tokie, 3D ir 5D reikalai aplinkui. Nueikite į Seimo aikštę, kvapas yra dabar jau, yra dūmai, yra kvapas, tai tikrai jau... Aš nekvestionuoju, aš tik tai sakau, ar įmanomi kiti žingsniai. Aš nežinau, ar aplinkosaugininkai mums leistų deginti padangas, tiesą sakant, čia reikėtų gerai pasidomėti pagal visus reglamentus, ar tai yra apskritai leidžiama. Mes galvom, kad mes susirinkom į vieną protestą, gruodžio 9 dieną, tai buvo toks pietų pertraukos valandos protestas, susirinko daugybė žmonių, 10 000. Ir tai nieko nepakeitė. Tai galvojom, gal tada reikia rinktis nuolatos. Ne vieną kartą. Tokio protesto dar šita valdančioji koalicija nematė, kai žmonės būtų prie Seimo nuolatos. Čia nuo ryto yra žmonių, radijas transliuoja, tai žmonės praeina visada, kad būtų toks tęstinis protestas prie Seimo ir prie prezidentūros, nes prezidentas čia yra labai svarbus dalyvis. Tiesiog mes žinom, koks jis narcizas, tai bandom jį paveikti šiek tiek kitokiom priemonėm, sakykime, laužai, gal jam per dramatiška būtų. Tai pažiūrėsim, kaip tas paveiks, kai ne vieną dieną žmonės ateis, kiek žmonių ateis ir kai jie, ypač šiandien posėdžiaudami, matys visą tai tiesiogiai pro savo langus. Mes anksčiau kažkaip derindavom dienos metu protestus, bandydami prisiderinti prie Seimo darbotvarkės. Tai dabar Seimo socialdemokratai sugalvojo prie mūsų protesto darbotvarkės prisiderinti. Kodėl šita visa istorija tokia pasidarė aktuali, kaip pati sakai, kad net nurungė balionus? Kodėl? Aš tai man logika, man šitoj vietoj kažkurioj vietoj užtrumpina ir aš nebelabai suprantu. Vadovybės atstatydinimo procedūras tiek sumenkinti, kad galėtų, gali įtakoti tada politikai, viską mes priemam, bet kodėl šitas klausimas yra svarbiausias? Buvo viena iš versijų, kad jie backgroundų dar daro kitus klausimus susijusius su energetika, su sportu ir su visais kitais dalykais. Ir kad tai yra tiesiog kaip fasadinė uždanga. Kokia tavo versija yra? Tai kaip yra sakoma, kad Rusijos protų nesuprasi, tai man atrodo jau galima sakyti, kad socialdemokratų protų nesuprasi. Ir galvoti apie jų logiką jau šiaip yra labai labai sudėtinga, matant tos Seimo narius, matant jų pasisakys, matant, kaip jie visi mikčioja ir negali paaiškinti, kodėl šito reikia. Klausė žurnalistė vieno iš Nemuno aušros narių, kodėl reikia šitų pataisų, nes reikia. O kodėl? Reikia. Kodėl? Tiesiog reikia. Va toks atsakymas. Mes šitą video turim, tai netrukus parodysim. Tiesiog nėra atsakymo, kodėl. Realybėj, man atrodo, atsakymas yra toks. Jie galvoja, kad yra kalėdinis laikotarpis, tai žmonės nebesusirinks taip aktyviai į protestus. Kaip Karolis Kaupinis sakė, kad Orbanas savo visus blogiausius dalykus darydavo kalėdų laikotarpį arba per vasaros atostogas, kai mažiausiai žmonių tarsi yra įsitraukę į politinius procesus. Taip, nes kalėdos
kitos dovanos, jau kiti reikalai, vasara atostogos. Tai panašu, kad jie tiesiog nori žudbūt tą transliuotoją, gal mato savo reitingus, kurie dabar yra visiškam dugne, tokių reitingų irgi po kelių mėnesių valdančiosios partijos, nes dažniausiai reitingai būna kurį laiką dar aukštai, tik tai jau prieš rinkimus ten pakrenta valdančių. Nu tai irgi neteko matyti, gal jie galvoja, kad visuomeninis transliuotojas, kažkoks savas visuomeninio transliuotojo vadovas, kuris pakeistų kryptį, mažiau tyrimų apie valdančiosius, mažiau kritikos valdantiesiam, kad tai kažkaip tai juos išgelbėtų per likusius 3 metus arba dar 2 metus iki savivaldos rinkimų ir tada iki Seimo rinkimų, nes kitaip man atrodo, kad jie mato, kad jie pralaimės visiškai. Tai jiem reikia kažką daryti. Jie nusprendė daryti, tai yra užimti visuomeninį transliuotoją. Nu ir tada jau nebesiskaitomas jokiam priemonėm, bet man baisiausia yra, kad jeigu mes dabar leisim taip, tokiu būdu priimti šitą įstatymą tyliai ir ramiai. Mes protestuojam ir dėl to, kad bent jau tai nebūtų tyliai ir ramiai, kaip jie norėtų, kaip jie rašė, atstokit nuo mūsų. Nu mes neatstosim. Nes jeigu mes leisim tyliai ir ramiai tą daryti, tai tada reiškia, kad ir bet kokius kitus įstatymus ateityje galima šitai priiminėti, tokiu buldozeriu. Tai kas dar mūsų laukia? Kokie užsienio agentų įstatymai? Kas dar gali būti priimta taip? Realiai jie pasijus absoliučiais karaliais, kurie gali daryti, ką nori, jokių pasiekmių, jokios atsakomybės. Ir tada mes turėsim bėdą, nes tai jau nebe apie LRT, nebe apie žiniasklaidą. Taip skritai, ar mes esam demokratinė teisinė valstybė? Šito protesto klausimas yra ir toks, žiūrint, kas vyksta Seime. Ką jauti pati iš žurnalistų bendruomenės? Tarkim, priimkim tokią a priori galimybę, kad visai netrukus, kaip jau prognozuoja visi prorusiški, lietuviški kabutėse kanalai, kad iki gruodžio pabaigos vadovybės nebeliks. Ką darys žurnalistai? Jūsgi kalba tarpusavį. Taip, aš manau, kad žurnalistai laikysis iki galo, kiek jie gali, akivaizdu, kad jau dabar mes matom, kad LRT žurnalistai, pavyzdžiui, iki šiol neprotestavo per apskritai mūsų valstybės istoriją. Žurnalistai neprotestavo. Stengiasi būti nešališki stebėtojai įvykių ir taip toliau. Ir taip jie matė savo rolę, bet jie suprato, kad dabar jau jie nebegali tokiais būti, nes tiesiog nebelik žurnalistikos ir kas tada iš to nešališko stebėjimo. Ir tu būsi nešališkas stebėtojas, kaip yra greunama tavo profesija. Tai mes negalim tokiais būti. Tai aš manau, kad žurnalistai nepasiduos ir matydama ir kas šiandien vyko, kai buvo pasitinkama LRT taryba, visų žurnalistų su reikalavimu įteiktų atsistatydinti visai tarybai, tiesiog minė žurnalistų. Gali truputį papasakot, nes aš tai jau praleidau, nes čia sėdėjau. Taip, tai šiandien vyko LRT tarybos posėdis, kur susirinko LRT tarybos nariai ir tiesiog žurnalistų, sakyčiau, minė, nes LRT labai daug žmonių dirba 600. Apsupo LRT tarybą, pasitiko ją tarybos narius, ateinančius į LRT, labai gražiai atrodė kadrai, taip wow. Ir įteikė reikalavimą tarybos pirmininkui, kad visa taryba atsistatydintų, nes žurnalistai nebepasitikė tarybą. Pagal įstatymą taryba turi ginti LRT nuo politinio spaudimo, ginti žurnalistus. Tokia yra jų misija. Jie ne tik, kad negina dabar, ne visi tarybos nariai, bet didelė dalis tarybos narių ir tarybos pirmininkas patys dalyvauja šito įstatymo stumime, derinime, patys nešė panašias pataisas į Seimą, tai nebėra jokio pasitikėjimo LRT tarybos nariais. Tas akivaizdu ir kodėl galvojama, kad direktorės greitai nebeliks. Nes galvojama, kad, ir manau pagristai, galvojama, kad taryba yra politiškai paveikta. Prezidentas ten paskyrė 4 žmonės, kurie pakankamai atrodo jam lojalūs, turi vieną valdančių atstovą, kai kuriais kitais sprendimais yra paveikiami nepriklausomi nariai. Ir galvojama, kad jie atleis direktorę. Bet jiem labai reikia slapto balsavimo, nes viešai jiem gėda balsuoti kai kuriem. Tai dėl to jie labai nori prasimušti tą slaptą balsavimą. Tai žiūrint, ką daro žurnalistai, aš manau, kad net jeigu ateis kažkoks, kaip Eglė Bučelytė proteste labai gražiai pasakė, kad jeigu ateis į mūsų televiziją nauji Kaspervizijos atstovai, tai yra Kaspervizija buvo 91 metais, kai buvo užimta televizija okupanto atstovai atsiusti, tai sako, mes susirasim naujas studijas ir iš jų transliuosim tiesą, bet tikrai nepasiduosim šitam. Gerai,
trumpas dabar video apie tai, ką jau Birutė ir užsiminė, kaip vyksta balsavimai, bet jis labai trumpas, nes yra ten daugiau medžiagos, bet čia jau negali praleisti tokių dalykų. Dėl ko klausim? LRT pataisų. Taip. Kodėl jūsų manimų jų tokių reikia, dėl tų naujųjų, dėl kurios teikiamos šiandien? Tai manau, kad reikia. Kodėl? Tai reikia. Kodėl? Ta prasme, jeigu yra pataisos, jos reikia pasirašyti. Kodėl? Tai jūs palaikot? Be abejo. Tai kodėl palaikot? Todėl, kad reikia. Tai galėtumėt plačiau paaiškinti, kodėl jūsų manimų reikia tokių pataisų, kokios teikiamos? Nekomentuosiu. Tikrai nenorėčiau, kad kada nors atsikelčiau vieną dieną ir pamatyčiau tokią situaciją, kad kažkas kišasi į žurnalistų veiklą, kažkas bando cenzūruoti, pati niekada to nedariau ir nežadu toliau daryti. Nemuno aušra dabar paskelbė pati savo peticiją, kad dėl LRT vadovės nušalinimo. Ar jūs manote, Aš tikrai nekomentuosiu Nemuno aušros. Ne, aš klausiu, ar jūs manote, kad LRT vadovė turėtų trauktis? Aš to tikrai nevertinsiu. Yra LRT taryba, kuris sprendžia šitus klausimus. Ir aš labai norėčiau, kad LRT taryba pagaliau atliktų savo funkcijas ir spręstų, ar tinkamas ar netinkamas vadovas. Yra nauja kadencija, priima naują vadovą. Baigėsi kadencija, atleidžia vadovą. Tai yra LRT tarybos funkcija, bet tikrai ne mano kaip premjerės. Tai toks trumpas įžanginis video iš tai premjerė jo nuo savęs kratosi, kaip tik gali šitos istorijos, nors tai yra visiškai net ir nelogiška. Bet jinai balsuoja už. Seime per pateikimą jinai balsavo už. Už skubos tvarką jinai balsavo už. Tai iš socdemų, man atrodo, vienintelė Šakalienė nebalsavo, ne? Taip, vienintelė Dovilė Šakalienė buvo raudonas mygtukas tom viso žalioj pusėje mygtukų, kurie balsavo už. Šiaip YouTube streamą žiūrintiems norėčiau pasakyti, kad Birutė galite užduoti klausimus, aš juos matau, tai perduosiu būtinai. Iki ko daisim? Priešdėlio negalima vartoti, bet dabar labai norisi. Šitam kontekste jis labai tinka, galima net pusiau rusiškai žodžiais turbūt mėtytis, jau netgi iki to prieėjom. Kaip pati prognozuoji? Tai aš manau, kad gali būti taip, kad mes nesustabdysim protestais jų ir dabar. Tikrai gali būti, jeigu valia ir pasiryžimas yra labai didelis. Kaip sakiau, protesto tikslas yra parodyti, kad mes netylim ir nepritarėm, bet yra ir dar vienas labai svarbus protesto tikslas, nes dabar mus tikrai į Lietuvą yra atsuktos tarptautinės žiniasklaidos akis, Europos komisija jau pradėjo, jau yra oficialiai išsiuntus klausimus Lietuvos valstybei, kitos tarptautinės institucijos jau girdžiu Reporteriai be sienų, kurie sudarinėja tą žiniasklaidos laisvės indeksą, kur mes dabar aukštoje vietoje esam, 14 vietoje pasaulio ir politikai labai gyrėsi to. Jau jie mums signalizuoja, kad tikrai indeksas kitais metais kris dėl šitų valdančiųjų pataisų. Tai tarptautinės bendruomenės akis irgi yra į mus ir dabar labai svarbu parodyti, atkreipti dėmesį ir kad visuomenė tam nepritarė, tai kaip geriausiai parodyti protestais. Ir tada žiūrėsime, jeigu šitos pataisos iš tikrųjų bus priimtos tokios, kaip jos yra dabar, gali būti ir taip, kad mes Europos Sąjungoje atsidursime greta Vengrijos, Slovakijos, o tai reiškia ne tik, kad čia mūsų minės kažkaip ne taip. Šiaip jau su Viktoru Orbanu dabar net tuose Europos vadovų tarybose nieks nesikalba. Jis sėdi vienas. Aš nežinau, ar Gitanas Nausėda nori sėdėti vienas ir nuo visų atskirtas. Ne, su jo ambicijomis tikrai to nenori. Bet panašu, kad taip gali būti ir gali būti, kad mes net ir finansavimą Europos Sąjungos prarasim, jeigu Europos komisija nustatys pažeidimus. Tai tiesiogiai susiję su finansavimu. Tai įsivaizduokit, tokiu laiku geopolitiškai prarasti ES finansavimą, kai su biudžetu ir taip yra sudėtinga. Dėl ko? Dėl to, kad valdantieji užsimanė kažkokį savo žaisliuką gauti kalėdoms. Tai būtų labai rimtas žingsnis. Aišku, šitos procedūros užtruks. Yra konstitucinis teismas, kiti dalykai. Tai aš manau, kad prasidėjęs ir teisiniai mechanizmai po šito įstatymo, čia tikrai niekas nenutils, niekas nepaliks taip veikti kaip yra. Aišku, greičiausiai LRT taryba nelauks ten konstitucinio teismo išaiškinimo metų laiko, priims įstatymą. Įsivaizduokit, dabar gruodžio 18 priima įstatymą, jis įsigalioja jau nuo sausio 1. Tai reiškia, nuo sausio 1 pagal kaip greitai. Pagal šitą įstatymą. Taip nėra buvę, man atrodo. Mes laukiam įstatymo metus 2.
dažniausiai. Ir jau galima bus veikti, nu tai tada aš spėju, kad taryba sausio mėnesį susirinks į posėdį ir pagal šitas naujas pataisas nubalsuos dėl direktorios atleidimo, tada paskelbs kažkokį, jau tikriausiai jie turi savo kandidatą, kurį įkiš į postą, ir tada galiausiai premjeras sako, kad kovo mėnesį sugrįž, nes mato, kad žurnalistų bendruomenė sako, kad saugiklių yra mažai, tai tada sakai, žiūrėkit, jūs žurnalistai norėjot, taip nepastenkinimą reiškia, tai mes pakoreguosim atgal įstatymą, kad atleisti jau būtų beveik neįmanoma to jų paskirto žmogaus. Tai aš net tokį scenarijų matyčiau. Nu, bet tą scenarijų anksčiau ir vėliau sustabdys teismai. Kažkas, tada, aišku, reikės didžiulės kompensacijas mokėti, jeigu atleidimas arba bus pripažintas, pavyzdžiui, neteisėtų direktorius ir panašiai. Bet, jie matyt galvoja, kad ne iš jų kišenės tos kompensacijos, iš valstybės biudžeto ir jie masto tokiom trumpom kategorijom. Mūsų kamera jau išėjo į lauką, matosi laužai, taip kad kas dar esate namie ar esate darbe, tikrai planuokite vakarą, jis šiandien laukia labai turiningas ir labai šiltas, prie laužų, prie laužo kvapo, toks kaip stovykloj, susirinksime visi drauge petys į petį, bet čia žmonės klausė žiūrintis, toks būtiškas, aišku, klausimas, bet jeigu įstatymas bus priimtas, taip ir klausė, ką mums daryti? Mes visi galvosim, ką mums daryti, jeigu įstatymas bus priimtas. Aš nežinau, gal reikia šitus laužus palikti čia iki... Tegul dega jie. Iki joninių. Tebūnė. Nes aš prisimenu, žurnalistas klausė vienos valstiečių frakcijos narės laidoje, kur ir aš dalyvavau, o tai ką jūs darysit, jeigu ir po šito protesto nesibaigs? O ką jūs darysit, jeigu tie laužai dar mėnesį ar 2 degs? Ir jūs eisit į Seimą kiekvieną kartą ir matysit, tai ką jūs darysit? Tai jie labai pasimetė ir sakė, galvosim, tarsimės, gal tada eisim kalbėtis, nes dabar jie nesikalba su mumis iš viso. Tai galvosim, jeigu viskas taip, tai tada gal tikrai reikia taip daryti ir rinktis nuolatos. Gerai, dabar noriu pereiti prie kito video, kadangi pats nesu aš žurnalistas, tai pats žiūrėjau šitą visą medžiagą ir man šitas visas spektaklis toks sukėlė labai dviprasmiškus jausmus. Tai viena, kad nepritariu buvo pakartota kokius 52 000 kartų per 5 valandas. Kitų žodžių nebuvo, nes kitų sprendimų kaip ir nebuvo. Realiai net prieš skaitant jau pirmininkui, čia aš kalbu apie kultūros komiteto posėdį vakarykštį, net jam skaitant ir bandant pasakyti, kad aš manyčiau, jau tai skambėdavo juokingai, nes iš principo visą laiką buvo nepritariu, likusių ten 3 komisijos narių, nes opozicija išėjo iš balsavimo aplamai. Tai toks fantasmagorinis spektaklis. 4 komunarai, kaip įvardino Agnė Širinskienė, man atrodo. 4 komunarai tikrai ir atrodo, kaip besibelstum. Beje, kiek ten buvo žmonių pasijungusių? 500. 500. Labai sunku pasakyti, kiek piliečių, bet ten politikų buvo, 10. Tai o šį pasijungusių buvo 500. 500 žmonių, nes pagal įstatymą mes galim kaip piliečiai viešai pasijungti į komiteto svarstymus. Taip? Ir mes išnaudom tą progą ir labai kvietėm tą daryti, kad jie, bent jau piliečiai pamatytų, kaip tai vyksta. Aišku, pasisakyti jie negavo galimybės, kas irgi yra labai liūdna. Iškart pasakė, kad nebus tokios galimybės. Ir mes, kai pasijungė, mūsų mikrofonai buvo automatiškai užmutinti, mano irgi kamera automatiškai išjungta, kad tu net negalėtum, net jeigu sugalvotum jokių laikų kažko pasakyti. Nežinau, aš šiandien jau 3 pašnekovo klausiu apie Sakartvelo ir Vengrijos scenarijų, tai mes prie jo dar grįšim, pasižiūrėkim į spektaklį. Gerbiama kolegė Sijonienė, prašom. Dėkui, posėdžio pirmininkė, komiteto pirmininkė. Žiūrėkit, be to, kad mano pasiūlymai buvo neįtraukti, nepaisant to, kad jie registruoti šeštadienį, sekmadienį iš ryto, nebuvo įtraukti į svarstymą. Aš tik dabar čia nežinau, kokiu būdu pasiekiau, kad būtų jungta mano kamera ir mikrofonas. Tai, pažeidimų šito posėdžio vedimo, tai aš tikrai matau ne vieną. Pagal
pagal Seimo statutą yra teisės duomenų bazė, kai atsiranda, tikrai šitą biurą sužiūrėjo ir pateikė viską laiku. Aš galiu pasidalinti ir čia, žinokit, šituose čatuose, matau, žmonės aktyviai rašo, nes aš viską esu įsisaugojusi. Ir einame toliau. Taip, prašom, Vitalijus Dėl tų Gelinas. pačių pasiūlymų, pirmininkė, jūs ką tik plačiai komiteto bendruomeniai šios dienos pamelavote, kad Simonui Gentvilui buvo skambinta ir jis buvo kviestas. Ir dar buvau kolegos Vytautas sugėdintas. Tai pasitikslinau, niekas Seimo nariui neskambino, niekas jo į posėdį nekvietė. Žiūrėkit, kolegos, aš kalbėjau su Simonu, biuras akivaizdžiai sumaišė du Simonus. Jūs skambinote man, Simonui Kairiui, o Simonui Gentvilui niekas neskambino. Tikrai, pasižiūrėkit, kam skambino. Kolega, aš jam kelis kartus sakiau, kad jis negali prisijungti, jam nenusiųsti prisijungimai, jam neskambinot ir jau pristatėt beveik visus jo pasiūlymus. Taip, tai ar yra, dar kartelį pasiklausiu, ar yra Simonas Gentvilas? Ne, kitaip mes Tai, negalim. kolegos, viskas gerai, tęskit, bet Simonas Gentvilas skūs šitą jūsų tęsimą, nes 12:59 jisai gavo kvietimą elektroniniu paštu prisijungti ir jam nebuvo skambinta, o buvo skambinta man. Taip, pagal bendruosius teisės principus įstatymuose vartojamos savokos turi būti aiškios, suprantamos ir objektyviai patikrinamos. Siūlomoje nuostatai vartojami terminai socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas, holistinis soft power failas nėra teisiškai apibrėžti. Dėl to kyla teisinių neapibrėžtumo problema, nes nėra aišku, kokiais kriterijais būtų vertinama generalinio direktoriaus veikla. Tokia formuluotė netitinka teisinių tikrumo ir aiškumo reikalavimų. Siūlau nepritarti. Vytautas Grubliauskas. Nepritariu. Indrė Kižienė. Nepritariu. Petras Dargis. Negirdime. Nepritariu. Oi, atsiprašau, mikrofoną išjungęs. Nepritariu. Tai va, trumpa ištrauka 5 valandų spektaklio. Birutė, kol ėjo siužetas, dar papasakojo, kad jai vis tik davė žodį likus kiek iki pačioje pabaigoje, tai aš 5 valandas iškentėjau ir tada pusę minutės turėjau laiko, supratau, kad neverta ten nieko diskutuoti, jie viską sako nepritariu, tai tiesiog pasinaudodama progą, kadangi daug žmonių žiūrėjau, pakviečiau visus į protestą ir tiek, bet žinot, kas baisiausia? Kad gerai, opozicija registravo daug tokių trolinimo pasiūlymų. Taip, ten buvo labai juokinga apie GTA, apie šiandien daug Gentvilas, dalykų. nes šiandien teisės komitetas, tai šiandien Gentvilas Eugenijus tiesiog pasakė, aš nekėsiu žemaitiškai, man nerūpia, jūs suprantate, ne, pradėjo žemaitiškai varyti, tiesiog aš nemoku taip kalbėti, bet buvo, tiesiog šou vyksta. Ir ta šou labai ilgai tęsiasi. Tai opozicija tą darė, aišku, sąmoningai, temdama laiką, galvodami, kad gal jie nepasiryš, per visą naktį nemegoti, nuo 6 vakaro iki 6 ryto, gal jie atsitrauks, bent kažkiek sustabdys tą buldozerį. Nepavyko kol kas. Bet jie tame komitete tokiais pačiais, be jokių argumentų, be jokių paaiškinimų, po vieną nepritariu, atmetė netgi teisės departamento oficialias pateiktas, tai yra Seimo teisininkų pastaba šitam projektui, kad projektas gali netitikti konstitucinio teismo sprendimų, nes pagal konstitucinio teismo sprendimus LRT turi išskirtinį nepriklausomumo statusą, kad 2/3 kartelės mažinimas, kartelės balsų reikalingų direktoriaus atleidimui mažinimas gali pažeisti direktoriaus nepriklausomumą, rašė Seimo teisininkai, kad projekte nustatytos atleidimo priežastys gali pažeisti Europos žiniasklaidos laisvės aktą, svarbiausia ES dokumentą, dėl ko ir Europos komisija yra pradėjus tyrimą. Visa tai buvo surašęs teisės departamentas. Ir jie be jokių paaiškinimų tiesiog nepritariu, atmetė visas teisininkų pastabas iš šiukšlių dėžę. Tai čia yra baisiausias dalykas. Ir tada supranti, kad jam argumentų jokių nereikia. Pati gyveni dabar šituo dalyku? Ne, tai aš daugiau nieko kitų negyvenu. Bet kaip tu atsiguli į lovą ir galvoji, kaip rytoj, nuo ko viskas prasidės? Galvoju labiau, kiek dar reikės padaryti rytoj, nes kadangi organizavom vieną protestą, dabar organizuojam šitą protestą, tai toks atrodo, aš labai norėčiau bent vieną dieną išsimegoti, bent daugiau negu 5 valandas, nes iš tikrųjų dabar aš taip pagalvoju, nuo 24 dienos lapkričio, kai Nemuno aušra užregistravo šitą pasiūlymą, jų ataka yra tokio intensyvumo prieš žurnalistų bendruomenę, kad jie mums nedavė net vienos dienos ramios. Mes galvom po gruodžio 9 protesto,
gal jau bus kažkokia pauzė, nes jie žadėjo, laukė ten ekspertinio vertinimo, žadėjo, kad šiek tiek atsitrauks. Man į akis žadėjo socialdemokratai tą dieną, kad atsitrauks. Ir jie kitą dieną registruoja naują projektą, dar blogesnį, kurį dabar jie svarsto. Tai jie daro tai tokiu greičiu, neleisdami atsipūsti nei vienos dienos, tiesiog absoliučiai iki 18. O neapima tas beviltiškumo jausmas? Kai jau galvoji, kad, nesąmonė, kad viskas čia veltui, nes atsimuši kaip į sieną. Aš nežinau, aš neturiu tokių minčių. Man atrodo, kad aš matau prasme bent jau reikšti savo poziciją. Kad jinai bent jau būtų aiški. Man atrodo, kad yra labai pavojingas tas toks, kaip čia, mažas žmogelio. Aš tik mažas žmogelis, ką aš čia galiu pakeisti? Reikia bandyti. Jeigu nebandysi kažko pakeisti, tai niekada nežinosi, ar tu kažką gali pakeisti ar ne. Galiausiai, kai tų mažų žmogelių ateina labai daug ir jie stovi kartu, gal jie gali kažką pakeisti. Tai aišku, kad yra labai daug pykčio, kaip aš sakiau, nes aš nesuprantu, kas vyksta mano valstybėje. Taip neturi vykti, taip niekada nevykdavo prie nei vienos valdžios iki šiol buvusios. Ir prie socdemų lygiai taip pat. Rita Miliūtė, mano kolegė, sako, pamačiau jaunąją socdemų kartą, grąžinkit man senąją gal. Nes ten bent žmonės suprasdavo tam tikras ribas. Dabar, nes mes visą laiką sakydavom, užaugs nauja karta, politikoje bus geriau. Tai jį užaugo, jį atėjo. Ruslanas Baranovas, kuris mes paskirsim direktorę, yra jaunoji socialdemokratų karta. Tai gal geriau tokios nereikia, gal geriau grąžinti Kirkilo laikus ir panašiai. Gerai, dar vienas video dabar bus. Premjerė kalbės ekrane. Norisi labai išgirsti vis tiek tų žmonių, kurie yra vadovų pozicijose, neeilinius Seimo narių, tai, ką jie galvoja apie visą šitą įstatymą, ką jie planuoja su to įstatymu daryti. Išgirsite daug pažadų, visai pozityvių. Demokratai niekada netikė ir neteiks projekto, kuris apribotų bent kažkiek tai žodžio laisvę. Pirmiausiai, aš visada buvau už tarimosi kultūrą ir dialogą ir manau, kad tą visada reikia daryti. Ir šitas projektas pasipildė kriterijais, nes turėjom labai daug kritikos ir iš protestuojančių žurnalistų, kad nėra be kriterijų galima vadovą atleisti labai lengvai. Tai įdėjom labai objektyvius, išplėstus kriterijus, kad galima būtų turėti kuo daugiau saugiklių atleidimui, kad tas struktūrinis pakeitimas tikrai būtų struktūrinis pakeitimas. Ir kaip ir sakiau, kad tai visiškai nesusiję su žodžio laisvės apribojimu. Kurį beje palaikau, visada buvau žodžio laisvė ir toliau būsiu. Šiandien yra pateikimas ir bus laikas, kada tikrai labai tikiuosi bus tos diskusijos. Ir jeigu dabar bus priimtas įstatymas, jeigu jame bus tikrai daug nuogastavimų ir dabar jaučiu, kad per mažai saugiklių, tai matyt pavasarį reikės mums kaip vyriausybei labiau padirbėti, kad tų saugiklių atsirastų daugiau. Birutė, tai nėra taip viskas blogai. Aš iš viso premjerę laido krūvą tuščių žodžių, jinai už žodžio laisvę. Prezidentas lygiai taip pat, jisai, bent jau premjerė tai gyvai pati pakomentuoja. Prezidentas tik per savo patarėjus, jis iš viso tyli. Tokios tylos. Vienas patarėjas irgi tyli. Tokios tylos aš gal nuo COVID laikų nepamenu, kai kilo COVIDas ir visi sako, kur dingo prezidentas. Kur dabar iš viso kažkur jūs matėt prezidentą pastarąsias savaitės? Niekas nematė. Tai čia yra tiesiog socialdemokratų eilinis melas. Premjerė pati balsavo už šitas pataisas, dabar jim bando paaiškinti, kad jinai iš visų to nesusijus. Jis sako, kad tai ne žodžio laisvės klausimai, bet mes buvom susitikę su premjerė, jinai priėmė protestuojančius žurnalistus ir jinai to susitikimo metu paklausė, aš nežinau, ar jinai trolino, ar jinai rimtai paklausė, bet jin paklausė, o kaip jūs žiūrėtumėt, jeigu Jansonas būtų LRT vadovu? Rimtai? Žurnalistų. Tai aš nežinau, kaip traktuoti tokį klausimą, ar čia kaip kažkokį juokelį, bet susitikimas nebuvo labai juokingas ir mes rimtai kalbėjom, nejuokavom. Tai aišku, žurnalistai iš karto pasakė, kad kurie ten buvo iš LRT, kad išeičiau iš darbo. Tai
Bet jeigu premjerė to klausia, galbūt jie supranta, kad čia yra jau toks labai radikalus variantas, bet maždaug nori pasitikrinti temperatūrą. Galbūt jie turi ir kitų nuosaikesnių variantų tiesiog, bet apie ką čia yra kalba? Premjerė susitikime su žurnalistais išmeta dabartinio prezidento patarėjo einančio pareigas pavardę ir jinai sako, kad jinai už žodžio laisvę. Tai gerai, įsivaizduokim, kad Jansonas tampa LRT vadovu. Ne, neįsivaizduokim. Ne, bet aš noriu paaiškinti. Aš norėčiau paaiškinti, kaip tai susiję su žodžio laisvė premjeriai. Tai kas nutinka? Jisai pakeičia visus redaktorius, visus atsakingus už turinį žmonės, nes šiaip dažniausiai naujas vadovas pakeičia, mes galim įsivaizduoti kokią kryptimį. Tada tie atsakingi už turinį atėję nauji žmonės duoda užduotę žurnalistam, kaip informuoti, kokią kryptimį informuoti. Tie žurnalistai, kurie nesutinka su neteisėtais, nes šiaip jau redaktorius negali priversti žurnalisto skelbti netiesą, bet tie žurnalistai, kurie nesutinka su neteisėtais reikalavimais, atleidžiami iš darbo, išstumiami, jų laidų atsisakoma, atlyginimas gal sumažinamas tiek, kad jie patys išeina. Yra įvairiausių būdų, kaip išmesti tuos, kurie yra nepalankus. Tai ar tai nesusiję su žodžio laisvės klausimais? Akivaizdžiai, kad susiję. Dėl to mes nuo pat pradžių sakėm, kad tai yra ne kažkoks administracinis, techninis klausimas, kaip bando pasakyti socdemai. Tai yra esminis žodžio laisvės klausimas, ar mes turėsim nepriklausomą visuomeninį transliuotoją. O žinant, kokią įtaką turi visuomeninis transliuotojas, kokia didžiulė auditorija, tai yra interneto portalas, televizijos, keli kanalai, keli radio kanalai, tai sudėjus visą tai į krūvą, visuomeninis transliuotojas pasiekė didžiąją dalį Lietuvos gyventojų ir turėti tokį savo palankų transliuotoją, tai politikui tiesiog yra svajonė tikriausiai. Nors iš kitos pusės tiek Žemaitaitis, tiek ten jo dūdelio duduojantis vis tiek labiausiai mini direktorę ir ją linksniuoja kiek tik gali, kad LRT yra įkaitė jos, kad LRT darbuotojai yra bauginami, kad milijardai yra ištaškyti būtent jos ir kad jos laukia kalėjimas. Čia yra tiek melo, kiek mes perskaitėm ir kad mūsų protestas 200,000 kainavo, aš galvoju, kaip čia Seimo narys taip parašė. Kaip čia taip įmanoma, ta prasme, koks gali būti renginys, kuris kainuotų 200,000. Tai čia yra visa melo kampanija, bet aš žiūrėčiau Žemaitaitį šitoj ir nuo pat pradžių žiūrėjau, net kai Nemuno aušra teikė tas pačias įstatymo pataisas, kurios dabar ten formaliai sustabdytos. Man vis tiek atrodo, jeigu socdemai balsuoja už tai, jeigu prezidentas palaiko, tai nėra Žemaitaičio pataisos, tai yra jų pataisos. Dabar jau socdemai išėjo atvirom kortom žaisti. Man atrodo, kad jie naudojosi Žemaitaičiu, kaip Putinas naudojosi Žirinovskiu. Tai yra, kad tu išmeti visas radikaliausias idėjas per kitą asmenį, kuris, tam kitam asmeniui čia ir naudinga, ir tas kitas asmo jau visi iš jo tikisi to ir taip toliau, jam tikrai tas nepadarys žalos, o patys taip šiek tiek pasislėpti bandė. Prezidentas vis dar tai daro, nors šitos pataisos yra ir jo atsakomybė, ir jo planas yra šitos pataisos, bet jis vis dar tyli ir taip patogiai slėpės. Praeis šitas laikas. Netrukus prezidentas turės pasirinkti, ar jis vetuoja šitą įstatymą ar ne. Bet Nemuno aušra labai tinkamas žaidėjas visiems radikaliausiam pasiūlymam, kurių tu pats nori, bet nedrįsti išmesti, kad ir visas tas mintis apie direktorę, visas radikaliausias mintis Žemaitaitis gali transliuoti. Jam tai netgi naudinga, akivaizdu, jo auditorijai tas patinka. O galima įtarti, kad tai net suderinta yra tam tikrais... Aš manau, kad tai visiškai suderinta tarp Žemaitaičio, socdemų ir prezidentūros. Mes matėm tą patį Jansoną, kai šitos pataisos buvo užregistruotos nuotraukose, sustinkantis su Žemaitaičiu Seime. Tai apie ką jie kalbėjosi? Apie ką jie galėjo kalbėtis tuo metu, kai kyla LRT skandalas? Apie tai, kaip jie gyvena šeimose, kokie jų reikalai, kaip žmonos, koks oras. Jo, tai aš manau, kad tai yra planas, kuris yra derinamas, nes ir galiausiai vis tiek LRT klausimas yra toks kontroversiškas, kad vienam daryti tokį dalyką vienam politiniam žaidėjui būtų tiesiog susideginimas. Jeigu tai būtų tik socdemai, jeigu tai būtų tik Nemuno aušra, jeigu tai būtų tik prezidentas, jeigu to neužtektų. Tai turi būti labai labai stiprios pajėgos. Man dažnai sako, kad aš girdžiu tą, kad pas mus Vengrijos scenarijus yra neįmanomas, nes suprask... Labai ačiū, kad grįžom. Taip. Nes suprask, Žemaitaitis neturi daugumos, Orbanas turėjo daugumą, Žemaitaitis turi 19 balsų Seime.
Tai yra visiška nesąmonė, mano supratimu, nes mes matom, kad socdemai dabar lygiai taip pat su Žemaitaitėjo. Šiaip socialdemokratų įrašus net Facebook'e paskaičius, kartais jie leidžia savo pasakyti daugiau, negu leidžia Nemuno aušra. Ir mes matom, kad socialdemokratai Lietuvoje nebėra tradicinė europinė socialdemokratų šeimai priklausanti partija, gerbianti ten žodžio laisvę, pamatinės vertybės ir taip toliau. Jie nėra tokie. Jie dabar, mano akimis, tai jie tokie patys kaip Nemuno aušra. Ir jeigu jau skaičiuosim socialdemokratus, Nemuno aušrą ir valstiečius, kurie irgi yra panašių pažiūrų, tai šita dauguma yra tikrai galinga. Mes matėm, kad jie LRT klausimą be opozicijos Seime priėmė. Opozicija išėjo iš salės, jie viską toliau puikiai priiminėjo, jiem nereikėjo nei vieno opozicijos balso, kad jie patys priimtų sprendimus. Tai tada pagalvokime, ar tikrai pas mus neįmanomas Vengrijos scenarijus. Ne tik reikia žiūrėti ant popieriaus, kiek Žemaitaitis turi balsų. Reikia žiūrėti į visą politinę padėtį. Ir žiūrint į visą politinę padėtį, tikrai įmanoma, kad mes toliau eisim su tokiais įstatymais, įvairiais įstatymais, nes aš girdėjau Žemaitaitį kalbant ir apie užsienio agentų įstatymą, kas yra visiška klasika. Iš tribūnos, taip, kad čia jau reiktų, jis ne tribūnai tą pasakė viešai. Kas yra visiška klasika Vengrijos modelio, nes taip... Ir Sakartvelo irgi. Taip reikia apriboti visas pilietinės visuomenės organizacijas, NVO, visus youtuberius, kurie veikia užsienio platformą ir tu negali niekaip kitaip jo apriboti, ar ne? Mes turim pakankamai stiprią dabar nepriklausomą žiniasklaidą YouTube. Visus tuos, kurie gauna pinigus ten iš užsienio platformos, tai yra iš kokio Patreono, nors jie aukoja Lietuvos piliečiai, ar ne? Paskelbi juos užsienio agentais ir padarai, kad jų veikla iš vis būtų neįmanoma. Taip buvo padaryta Vengrijoje, taip buvo padaryta Sakartvele. Man atrodo, kad ir Slovakijoje kažkokie panašus įstatymų buvo priimti. Tai va dar vieną grupę nubraukė LRT. Tada galvoja apie komercinę žiniasklaidą. Ką darė Orbanas? Tai kaip galima paveikti komercinę žiniasklaidą? Tai visų pirma per pinigus. Dabar jau irgi premjerė kalba, kad reikia gal padidinti čia fondą, taip toliau, nors jie dabar sumažino fondą. Tai Orbanas padarė, kad čia medijų rėmimo fondas. Medijų rėmimo fondą. Tai Orbanas kaip darydavo, jis tiesiog to fondo valdymą perėmės, pradėjo skirstyti pinigus palankiems savo, ir atiminėti pinigus žlugdydamas iš savo nepalankių. Gerai, bet komercinis kanalas gali išgyventi ir be medija fondų. Gali, tikrai. Viešiai pirkimai, mes turim kelis. Tai čia yra vienas iš žingsnių, tai yra valstybės paramos, valstybės pinigų injekcijos į privačią žiniasklaidą. Antras dalykas yra visuomenės informavimo įstatymas, kurį galima įvairiausiai keisti. Mes prie Karbauskio turėjom tokią pataisą, net ir aš nejuokauju, buvo tikra pataisa, kur jie norėjo pasikeisti įstatymą, kad būtų parašyta, kad negali, žurnalistai neturi teisės skleisti informacijos, kuri yra kritiška valstybės institucijoms ir gali sukelti nepasitenkinimą jomis. Tai mes sakom, bet kokia kritiška informacija apie institucijas gali sukelti nepasitenkinimą. Tai juk, bet ir pagrįsta, sąžininga informacija, tai mes realiai nebegalėtume kritikuoti iš viso nei politikų, nei valstybės institucijų. Tai buvo jau bandoma prastumti įstatymais tokius dalykus ir tada tu kiekvieną kartą skelbdamas tokią informaciją galėtum būti paduotas į teismą, nes tu skelbi neteisėtą informaciją. Tai dabar, kai socdemų toks buldozeris įsijungia, kodėl jie negali išsitraukti tų senų Karbauskio pataisų ir, pavyzdžiui, jas priimti. Ir jos galios visai žiniasklaidai. Galios ir mums, ir tau, visiems absoliučiai. Tai aišku, kad mes greičiausiai to nesilaikytume ir sugalvotume būdų, kaip to nesilaikyti, bet yra daug būdų, kaip paveikti. Ir jeigu jie tokiu buldozeriu varys, tai kodėlgi ne? Jie galės ir kitus įstatymus taip pat priiminėti. Birutė, esam nepriklausomi daugiau nei 35 metus, metai dar atgal, aš net sveikų protų nebūčiau sugalvojęs, kad tokiomis temomis aš su kuo nors aplamai gyvenime dar kalbėsiu. Tai kas buvo 90, 89 ir taip toliau. Kodėl taip nutiko būtent dabar? Kodėl to prireikia būtent dabar? Nes mes gal per ilgai ignoravom tam tikrų žmonių balsą, gal per mažai švietimo turėjom, nes tiesiog žmonės išrinko
tuos asmenis, kurie yra nusiteikę Bet mes prieš visokių mūsų tų rinkimų valstybę. turėjom. Tikrai, tos svarstyklės pas mus jau čia yra kaip chrestomatija. Taip, Ne? Tai turėjom. kairė, tai dešinė, paskui mes nuvažiuojam iki darbo partijos, nuvažiuojam iki kitų dalykų. Jo, bet oficialios antisemitinės partijos 2 kartus teisto antisemito Nu, taip. valdžioje mes neturėjom. Tokio, kuris, taip, darbo partija, jinai buvo, bet jinai buvo mažiau greunanti partija. Ten buvo interesų partija. Jie ateidavo pasidaryti savo visokių projektų, pinigų ir kiek buvo ir teisti ir taip toliau. Bet tokia labiau korupcinė partija, aš sakyčiau. O čia mes turim atvirai greunamą jėgą parlamente. Dalis žmonių patikėjo tą jėgą, juos išrinko, bet kaip sakė kultūros bendruomenė, yra vietų Lietuvoje, kur per daugybę metų atvažiavo tik teatras, atveždamas teatro aktoriai, atveždami kokį nors savo spektaklį ir Nemuno aušra, kuri pastoviai važinėjo ir aiškino ir pasakojo tiem žmonėm, plovė smegenis ir aiškino, kaip juos išgelbės. Tai man atrodo, atėjo laikas, kad mes irgi turėtume visi stengtis ir skirti dėmesio tiesiog pokalbiui su tai žmonėmis, nes nemanau, kad jie visi nori sugriauti valstybę. Jie tiesiog yra suklaidinti, greičiausiai neturintis daug laiko skirti politikai, besidomintis, turintis kitų darbų, dirbantys žemę ir panašiai. Ir mums tikriausiai reikėtų visiems įvairiom grupėm važiuoti į regionus. Žinau, kad ir kultūros asamblėja tą pradėjo aktyviai daryti. Ir bandyti keisti padėtį iš esmės, nes tai galėtų pakeisti padėtį iš esmės. Aš vakar bandžiau pakviesti čia pokalbį Giedrių Savicką, aktorių, bet jis visiškai užsiknysęs ne tik nuo darbų, bet ir nuo šitų kelionių. Pasirodo, jis jau metus keliauja per Lietuvą, niekieno neprašomas ir nevaromas, jis jau 400 kelionių apturėjęs per metus, tai galima sakyti beveik kiekvieną dieną. Jeigu, ten, nežinau, kas 2 kelionės per dieną, tai tarkim, ne? Tai jo įspūdis yra labai slogus. Visaginais nuvažiavo, atėjo 5 žmonės ir rusiškai jo klausė, kas tu toks. Tai yra tikrai daug tiesos, ką tu sakai. Yra kitas ir Visaginė mes matėm skaičius už Vaitkų, kurie buvo dideli ir tas ypač liūdina. Dar Žemaitaitis jis dabar pradėjo labai veikti. Per rinkimų kampaniją jis apskritai mažai kalbėjo ten apie Rusiją, Ukrainą, bet Vaitkus tai kalbėjo tiesiai. Išstoti iš NATO, išėti iš ES ir viskas, mes būsim neutralūs ir žmonės už tai balsavo. Dar yra kitas labai svarbus momentas, kurio neaptarėm, bet su taim norėčiau trumpai, nežinau, kad jau nori eiti ruoštis būsimam protestui. Trolių, botų fermos, kurios yra pajungtos visų pajėgumų būtent šitam laikotarpyje ir būtent prieš visą šitą pilietinį judėjimą. Ką tu matai šitoj fronto linijai? Tai yra neįtikėtina dabar. Nes aš pats pas save matau, tai aš net nesuprantu, kas vyksta. Net ir dabar aš galiu praskrolint komentarus ir atrasiu ne pusę, bet 20% jų. Po kiekvienu įrašu šitą temą, tai buvo puikus pavyzdys, kaip mažo rajono laikraščio Raseinių naujienų, mažo socialinio tinklų profilio, tiesiog 100 komentarų užplūdo, tik šitą naujieną, visų kitų ten paustų nekomentuoja, bet tik šitą naujieną. Tai mes matom, kad tiesiog tai yra sąmoningas veikimas. Mes žinom, kas valdo šitas botų armijas, nepaslaptis, ne iš Lietuvos, jos valdomos iš Rusijos. Tai yra tada klausimas. Kaip ir kas bendradarbiauja. Taip, kodėl šitos botų armijos pajungtos šitam? Aišku, jos visą laiką yra pajungiamos skaldymui. Bet kokio skaldančio klausimo, ypač bandymui suskaldyti daugiau visuomenės, kelti įtampas, tai jos visą laiką yra pajungiamas. Bet šiuo atveju kyla labai daug įtarimo, tai kodėl būtent LRT klausimų tie botai taip visi suaktyvuoti. Ir skleidžia 2 keltinius naratyvus. Tai yra, kad LRT yra vagis, milijardai, milijonai, ten visokie memai taškomi ir taip toliau. Ir čia tikriausiai pats kertinis. Ir tada, kad kitos televizijos tiek nefinansuojamos, ten vargšė TV3 sukūdė žmogeliukas, mačiau memą TV3 ir toks kaip paršas priėdęs LRT su tokiu didžiuliu biudžetu, kai nieks nepasako, kad tai LRT turi kiek
kanalų ir kokią misiją dar turi daryti, kiek įstatymais yra įpareigoti daryti dalykų, kurių komerciniai tiesiog nedarytų, nes tai neapsimoka. Tai plinta labai ir man atrodo, kad tiesiog jau fiziškai nieks nebespėja su to tvarkytis. Nes aš matau tikrai, tas suaktyvėjimas jis visada banguoja, taip, plius minus vienų įvykių akivaizdoje jie suaktyvėja, kitų įvykių būna pasyvesni, bet šiuo atveju ir tokio didelio kiekio, tai aš kažkaip visada ir savo bendruomeniai noriu pasakyti, jeigu jums kyla klausimas, ar vienas ar kitas politikas yra geras ar blogas, nueikite į komentarų skiltį, į laikų skiltį, praskrolinkit ir iškart bus aišku. Nes jeigu troliai ir botai jį palaiko, tai aišku, kokią pusę jisai atstovauja. Birute, ką norėtum pasakyti dabar žiūrintiems į tave ir klausantiems į tave, ypatingai žmonėms, kurie galbūt abejoja, o galbūt net nemato prasmės tokio protesto, nes jų jau buvo 4 ir niekas nepasikeitė. Nors aš sakyčiau, kad pasikeitė į gerąją pusę, nes reitingai nukrito ir tai yra irgi protestų dėka. Taip. Bet ką tu galėtum? Pokytis nebūtinai turi būti šiandien pat ir dabar ir toks greitas pokytis. Man atrodo, visuomenės susibūrimas, sumobilizavimas, mes matom, kiek žmonių palaiko tą pilietinis tam tikras stiprėjimas pilietinės visuomenės. Tai yra labai stiprus dalykas. Ir aš labai norėčiau vis tiek pakviesti netylėti. Net jeigu jūs galvojat, kad čia nieko nepakeisit. Žiūrėkit, žmonės, kurie griovė Sovietų sąjungą, irgi tikriausiai tam tikrą mintim galvoja, kad dabar tai dar neįmanoma pakeisti, bet kažkada galbūt bus įmanoma. Daugybė žmonių darė dalykus, kai atrodė, kad tame nėra jokios prasmės, bet jie darė, nes jie tikėjo tą idėją. Tai mes dabar irgi darom, nes mes tikim, kad mes net negalim dabar leisti taip pasielgti su mūsų valstybė, taip pasielgti su mūsų demokratija, su mūsų teisėkūra. Nesakau, jeigu tai taps norma, tai tada mes nebeturėsim demokratinės ir teisinės valstybės. Tada mes jau turėsim autokratiją dabar. Nebereikės ir laukti labai ilgai, jeigu taip toliau bus priiminėjami įstatymai, nekreipiant dėmesio į nieką. O pozityvesnio? Tai čia yra toks, vis tiek happy endas turi būti pabaigoje. Mes jau taip įpratę esam. Bet čia yra pozityvu, nes net jeigu jūs galvojate, kad jūs nieko nepakeisit, darykit. Mes galim pakeisti. Manau, kad mes galim pakeisti anksčiau ir vėliau. Gerai, ačiū labai, Birutė.